Sveiki, mano vardas Jurgita, noriu Jums pristatyti naują projektą World Web Win, kuris atsidarė ganėtinai nesenai, gegužės 23 dieną Ispanijoje. Projekto vizija yra padėti vienas kitam. Pirmas žingsnis, ką Jūs turite daryti, tai užsiregistruoti ir per 24 valandas turite aktyvuoti savo narystę. Tai yra sumokėti asmeniui, kuris nurodytas Jūsų virtualiame ofise, tai yra $10. Antras, pakvieskite į šį projektą 2 asmenis, kurie taip pat, aišku, mokės po $10. Daugelis iš Jūsų klausia, ar tai yra patikima, ar mes gausime pinigus, taip toliau ir taip toliau. Kompanija, tas projektas buvo padarytas taip, kad niekada niekas nebankrutuos. Todėl, kad tai veikia pagal matricą spillover ir pinigai yra pervedami vienas kitam asmeniškai. Jeigu kas nors neperveda pinigų, jis yra pašalinamas automatiškai iš sistemos. Ir į tą vietą atsiranda kitas žmogus, kuris mokės pinigus. Taip, kad brangiai nėra ko pergyventi. Dabar pažiūrėkime, per ką mes galime pervesti ir gauti pinigus. Solid Trust Pay, Perfect Money, Payza. Galite paduoti į rankas, gauti į rankas per banką ir visiems labai gerai žinomas ir patartinas PayPal. Štai matome, nuo mūsų 2 žmonių grįžta mums $10, kuriuos mes investavome, ir $10 pelno. Susidaro suma $20, bet mes jos neišsiemame. Mes toliau investuojame į sidabrą. Sidabre mes turime teisę jau gauti iš 4 asmenų, kuriuos parenka sistema automatiškai, kurie turi irgi kelti paketus ir va šitie žmonės mokės jums asmeniškai. Jūs galite tų žmonių net nepažinoti. Sistema parenka ir jums parodo. Toliau. Gausime $80, mes investuojame toliau į 40. 40 mes jau galime nusimti. Aukso pakete mes jau gauname po $40 iš 8 žmonių. Tai yra žmonės, kuriuos rado sistema, kuriems reikia irgi pasididinti paketus ir mokėti $40. Taigi, suma gaunasi 320. Gaunasi pelnas, vėl investuojame į kitą Agatą. Agatoje gauname tiek 16 žmonių, aš neaiškinsiu viską, jums ir taip viskas matosi. Citrininės 160 investuojam, gaunam tokią sumą, tiek žmonių, taip toliau ir taip toliau ir taip toliau. Kadangi kompanija yra labai jauna, kaip minėjau, kelios savaitės, tokių net levelių nėra, tokių net paketų nėra, bet čia yra ateities planas, aišku. Taigi, kaip minėjau, jūs turite atvesti kompaniją į šį projektą 2 žmonės, bet aš jums noriu pasakyti, kodėl apsimoka finansiškai atvesti dar daugiau žmonių. Jūs tiesiogiai nieko negausite nuo tų žmonių, visi pinigai atiteks žmonėms apačioje, bet žiūrėkite, pavyzdžiui, 12 numeris, taip yra žmogus, kuris turi tik tai vieną žmogeliuką. Jis negali mokėti kito sekančio paketo, kol neturės antro žmogaus, argi ne taip. Kol jis neapsusimokės, žmonės viršuje negalės kelti savo paketo ir tie kiti žmonės negalės dar didesnių paketų mokėti jums. Taigi mes visi mielieji surišti esam ir todėl turime dirbti kaip komanda, vienas kitam padėti. Štai yra pelno grafikas, kuriame aiškiai matosi, kiek investuoji, kiek gauni. Bronzinis paketas, kai mes ateiname į šį projektą, susimokame 10, gauname 20, aišku, mes nenusėmame, nes mums neapsimoka, investuojame toliau. Silveris tai yra sidabras lietuviškai, investuojame 20, gauname 80 ir nusėmame 40. Auksas 40, nusėmam 280, Agata, citrininis, ameristas, taip toliau ir taip toliau. Na, čia jau man galva sukasi nuo tokių sumų. Važiuojam toliau. 99% kompanijų reikia investuoti pinigus ir
pavyzdžiui, multilevel marketing, tu niekada nežinai, ar tu juos atgausi ar ne, ar kompanija bankrutuos ar ne. O čia yra 100% sugrįžimas pinigų, nes tu tai kontroliuoji, tu atvedi 2 žmonės ir jau gauni pelną. O jau toliau įjungtas autopilotas. Sistema pati atras tau žmonės, kurie tau mokės, taip toliau ir taip toliau. Pagalvokite, kas nenori užsidirbti, investavę tik $10. Tas projektas visiškai naujas. 2 savaitės, niekas apie jį tai nežino. Čia bus tikra bomba, pamatysite. Taip kad krapštykite iš kojinės $10 ir važiuojam.